šiandien mes pratęsim pavogta mergaitė. Taip. Na, kartavausi daug kartų. Turmenį aš visi žiūrėjau ir galvojau, ką jie darys. Tai pasižiūrim, ką jie daro. Visi daro tai, ką darė. O voriukė ką daro? Ai, Jėzau, paimti kamerą. Na, va, pagaliau susitvarkiau šitą kambarį visai kitaip. Šitą keistą kėdė kažkokią. Dabar biški. Niekur tu nepabėgsi. Vartiek tai iš čia. Na gerai, einam. Šaunuolės mergaitės, dabar pasodinkit ją į mašiną. Atvyk čia! Gerai. Lipkime į mašiną. Na gerai. Po 5 minučių. Tai supratot, ką tai reiškia? Tai va, dabar ją pasakė, kad aš einu atnešti monstrą kokį nors. Po 10 minučių. Gerai, atnešiau 2. Vienas baisus, irgi piktas. Ir antras mielas, bet irgi labai piktas, nes čia yra drakonas. Taip, dabar aš jau svėsiu ten. Na, varyk čia. Jėzau, ne! Po 10 minučių. Jėzau. Na, einam. Einam, mama. Pauzė. Aš noriu jums vieną dalyką įspėti. Mano kelienai matėsi. Tai nekreipkite tą dėmesio, toliau žiūrėkite. Ir aiškis, atsiprašau už tai, kad mano matėsi. Aš nepasibėjau, bet kai kūriau, tokia žiūriu. Ką? Pala! Taigi, what the heck? Mano kelienai matėsi, man reikia įspėti jums, kad tai yra nieko tokio, kad nekreiptume dėmesio. Tai varom! Nu, sakyk 2 normaliai. O ne kad 2, 1.
Busiai kitą kartą nebėgti po valandos. Taigi valandai praėjus jau pradeda temti ir mažyliai reikia jau namo, bet jin kažkodėl nepareina. Pažiūrėm, ką jos tėvai reaguos. Na, štai va. Na, Jėzus, mane neveikia ten mažiukas artas. Na, reikia išjungti kompiuterį jau. Na, viskas metas miegoti. Rytoj anksti į mokyklą. Gerai, mama. Palauk, užmiršau vieną dalyką. Vaikai išdaryti. Tai gerai. Palauk. O kur mūsų mažėlė? Nežinau, aš nieko. Keista. Aš einu jos paieškoti. Galim kažkur su dviratuku biškį per ilgai. Važiuoju. Mama eina ir iškliūna iš kažko ir pargriūsta. Tada eina patvarkyti pečių ir eina toliau ieškoti savo dukrytės. Išeina į lauką, nieko nemato. Eina kitur, prie Voriukės namų, irgi nieko nėra. Eina išsuks pas Voriukę, gal jinai ten yra. Labas, Voriukė, gal pas savęs yra mažylė? Neatleis, bet jos nėra pas manęs. Ir pala, aš turiu pinigus grąžinti už vieną dieną dabar 5 eurus, tai gali paskaičiuoti, kiek per savaitę gauni. Va, prašau, 5 eurai. Kaip gerai. Tai gerai, ate, aš ir norėjau to paklausyti, ar jinai yra čia. Ate. Na, jinai tikrai suras ją dabar, nes jin dažnai ten yra. Pasižiūri, jos nėra. Argi nekeista? Jinai dažnai būdavo šitoje didžiulioje vietoje. Ir vėl matėsi mano koja, bet šį kartą pėda iškiks. Tai vėl atsiprašau. Na, kitą kartą dabar nebekartosiu, jei dar kartą tai bus, tai... Tai jo, nekreipkite tą dėmesio. Dar kartą kartoju. Ir dabar įsiminkite. Toliau pasakojam. Jinai žvalgos, pamato paspirtuką. Jinai galvoja, kodėl tas paspirtukas čia? Nes taip ir yra. Jis iš tikrųjų čia yra. Jinai paima paspirtuką ir apsižvalgo. Žiūri, viskas yra vienoda. Tik tais jos dukrelės nėra. Jinai pradeda jaudintis ir svarsto, kur jinai dar galėtų būti. Greitinimas. Praėjosi valanda. Jau 9 valanda, jos niekur nėra. Po minutės. Gerai, ate. Po pusę minutės. Gal man nereikia jaudintis, galim pas kokią draugę užėjo pamiegot. Na, turėsim pamiegot be jos. Tikriausiai viskas gerai jai. Na, tikriausiai. Rytoj turėsim skristi į didžiulę kelionę po pasaulį, ar ne? Na jo, tikrai. Na, koksai tas didžiulis pasaulis gali būti, juk jis netoksai didelis. Ar aš tiesa? Teisi? Na, nežinau, bet kažin, kur ji gali būti? Praėjusi naktis. Na, reikia paskambinti mokytojai. Taip, alio. Labą dieną. Šiandien ateis Paulina į mokyklą, nes mes su jumis svarbų dalyką
Mes turim skirti aplink visą pasaulį, kad rastume dukrytę, nes kažkas vakar buvo blogai. Ir be to jūs kažkodėl viską blogai darėt. Šiandien. Na, taip, žinau. Bet jo, neteis tai. Galite ir nelaukti ir pasakyti jos draugėm, jei jos labai laukia Paulinos. Gerai, viskas bus išspręsta, viso gero. Viso. Va. Pasakiau, metas visus pažadinti. Ne, gal jie pamiega ir valgį padaryti. Tai pirmą pasidėsiu telefoną. Po 10 minučių. Valgis baigtas. Kai visi susirinko valgyti. Džiaugis, kad padėjau lėkštę, tu dabar pritrupinai labai daug. Na, čia kol kas pabaiga mūsų video. Laukite kito tęsinio.